Sveiki, čia Deividas Dubinas. Šiandien pakalbėsime apie maisto papildus. Dauguma klausia, ką būtent aš vartoju, kokiom dozėm, kaip. Trumpai būtų pagrindiniai maisto papildai sportuojančiam žmogui turėtų būti vitaminai, omega rūgštis, BCA, žinoma, kas nesurinka baltymų kiekio, ir proteinas. Mano pusryčiai prasideda nuo iššūkių izoliato, 85% baltymo, be cukraus, kurio iš tikrųjų gan vengiu. Karts nuo karto įmaišau kokį riešutų kremą ar bananą, kažką tai, kad surinkti daugiau papildomų kalorijų. Vitaminai, mikroelementai, omega, viskas viename, gan patogu, 7 kapsulės ryte kartu su maistu. Taip pat geriu gliutaminą, 5 gramai iš ryto. Dienos eigoje taip pat vartoju amino rūgštis, galbūt prieš kiekvieną maistą papildomai tiesiog dadedu to kokybiško baltymo. Einant arčiau prie treniruotės geriu dienos bėgę betalaniną, prieš treniruotę arginino, taip pat BCA su taurinu ir gliutaminu treniruotės metu, truputį suteikia energijos. Nelabai mėgstu tų visų papildų, tų pre-workoutų kartu sumaišytų, tai todėl renkuosi būtent atskirai betalaniną ir argininą, nes kaip aš jaučiu savo kūną, man pakankamai užtenka būtent šitų papildų. Tai tikrai yra geras pumpas. Po treniruotės vėl vartoju gliutaminą, amino rūgštis, izoliatą. Grįžtu namo, pavalgau. Prieš miegą vėl seka gliutaminas. Galbūt kiekvienas yra gan individualus ir skirtingai reikėtų parinkti būtent dozes tų papildų, kurios skirtos būtų būtent jums. Stebėti, kiek per dieną surinkate baltymo, kiek angliavandenių ir ar jums reikia dar papildomai. Jeigu jūs pakankamai valgote daug mėsos, gal jums visai nereikia tiek to baltymo, sakykim, surinkti iš proteino ar kažkokių kitų baltyminių amino rūgščių. Aš asmeniškai stengiuosi surinkti 2,5 gramo baltymo kūno kilogramui ir 4 gramus angliavandenių. Nebūtinai būtent vartoti visą tai, ką aš pasakiau, tai yra būtent ką aš vartoju ir kokios medžiagos būtent man reikalingos. Kiti mėgsta galbūt daugiau gainerių, kurie nesurinka apskritai kalorijų, bet aš asmeniškai rekomenduočiau vis tiek galbūt tiesiog proteiną, iššūkių proteiną ir dasidėti tų papildomų kalorijų tiesiog iš šokolado, riešutų sviesto ar banano. Kaip sakant, nereikės mokėti už tą papildomą svorį cukraus. Tai tiek buvo šiandieną apie maisto papildus, bet esmė tai, kad maisto papildai, taisyklinga mityba ir taisyklingas pratimo atlikimas duos jums greitus ir efektyvius rezultatus. Taigi nedėkit visų vilčių į šitos maisto papildus, o įdėkit daugiau valios, noro ir dirbkite patys daug salėje. Čia buvo Deividas Dubinas.